supratau tai kaip kokį tikslą tokį, kurį aš turiu įveikti. Po audros visada ateina ramybė, kokį viduriuką, tą vidinę ramybę, tą toks ilgalaikis savęs projektas. Nėra mirties nuosprendis ir mes esam to įrodymai. Vienas mes gyvenime kažką turim tokio, kas kažkiek galbūt ir subrandina ir skaudina, bet visur įvyksta ta metamorfozė. Nepasiduot, tiesiog nepasiduot, nes Būdama 14, Andželika siekė profesionalios krepšininkės karjeros ir buvo pakviesta prisijungti prie Lietuvos krepšinio talentų kartos. Tačiau eilinės sveikatos patikros metu rasti pakitimai paskatino atlikti papildomus ir išsamesnius tyrimus, kurie galiausiai atvedė prie Hodžkino limfomos diagnozės. Šiandien Andželika jau 8 metus gyvena remisijoje. Nors jos gyvenimo kelias pasuko kita kryptimi, sportas iš jo niekur nedingo. Ji dirba trenerė, veda pilates užsiėmimus ir gilinasi į fizinio aktyvumo, emocinės gerovės bei kūno vaizdo temas po onkologinės ligos. Išbūti šiame pokalbyje ir jį vesti man buvo gana sunku, ne tik dėl to, kad tai buvo pats pirmasis interviu, bet ir dėl to, kad man pačiai šis pokalbis sukėlė įvairių minčių, jausmų ir apmąstymų. Bet galiausiai po interviu aš jaučiausi pozityviai, įkvėpta ir džiaugiausi, kad galėjau pažinti Andželikos istoriją, jos patirtį. Todėl kviečiu visus, kurie žiūrės lygiai taip pat, pasiimti šio pokalbio tai, kas jums atrodė svarbiausia ir tiesiog pažinti dar vieną istoriją. Kalbuosi su Andželika ir labai džiaugiuosi, kad Metamorfozės projektas gali prasidėti su tavim. Nuo tavo istorijos, nes tu buvai nuo pat pradžių šalia, padėjai jam realizuotis, tapti realybę, įgyvendinti jį padėjai. Tai pirmiausia, noriu tau labai padėkoti, kad prisidėjai, kad skyrei savo laiko. Ir noriu paklausti, kas tave paskatino prisidėti, kaip nusprendei? Jo, tai vis tiek, kai dar bendravom, buvau vienos asociacijos dalis, kurios dabar nesu dalis. Ir taip ir išgirdau tavo žinutę ir kažkada anksčiau labai pati mąsčiau, kad kaip būtų faina tokia kažkokią laidelę ar podcastą ar video padaryti. Ir mano mintise ta mintis buvo. Ir kai išgirdau tavo tokį žinutę, prašymą, tai pagalvojau, taip, aš būtinai turiu prisidėti, nes man tai aktualu, man tai įdomu ir svarbu ir kodėlgi nepadarius kažko prasmingo tiesiog. Tai labai džiaugiuosi, kad prisijungi ir atrodo abi misijos susijungia į vieną ir kažką kartu įgyvendinti, o tavo kelionę norisi pradėti pažinti nuo to, kaip atrodė tavo kasdienis gyvenimas iki diagnozės, kas vyko tavo gyvenime. Tai kadangi buvau dar paauglė, tai skaitykim iki 14 metų, tai buvo treniruotės, buvo mokykla, mokslai, namų darbai ir kartais susitikimai su draugais. Tai tokia ta paaugliška realybė ir pagrinde tai visos jėgos buvo dedamos į sportą ir į krepšinio treniruotės. Tai nebuvo labai kažko ten įspūdingo, nei keliavom ten kažkur su tėvais, tiesiog gyvenom pajūry, Palangoj, kiekvieną dieną beveik vaikščiodavom, šuniuką vedžiodavom, tai tokia kasdienybė mokykla, treniruotės, gamta, tai pasiilgstu. Girdžiu, kad didelę dalį sudarė sportas tuo metu. O kaip atsimeni tą akimirką jau, kai sužinojai apie diagnozę? Kaip jauteisi, kaip atrodė tas momentas? Labai įdomu tai, kad mano mama, jinai medikė ir jinai kažkaip nujautė, kaip mes juokavom, kad mama kai ragana buvo. Ir jinai kažkaip jautė tai ir pradėjo vaikštant mums, nes mes labai daug vaikščiodavom, pasakot, sako, yra tokia liga kaip vėžys, ten nuslenka plaukučiai, tokia chemoterapija, kas yra, kad tai išgyvenama, taip toliau. Ir jinai taip nujausdama mane vedė Palangoj pas vieną gydytoją ir ta gydytoja siuntė mus iš karto, sako, į Klaipėdą, čia yra rimta ir reikia tokios stipresnės peržiūros viso kūno ir tyrimų.
Tai Klaipėdoje pagrinde man paskelbė tą pirminę diagnozę Hodžkino limfomą iš rentgeno. Kad tarpuplauti ten yra darinukas ir kad tai yra vėžys, bet tie prisiminimai, tai tokie gan ir žiaurus, pat ir dabar, šypsena kyla ir tokie dabar prisiminus gan ir juokinga, nes palata buvo dvivietė ir palatoje gulėjo mergaitė, kurią tėtis ant rankų atnešė. Jinai buvo kaip kauliukas ir jai labai šiaip blogai buvo su sveikata ir, žinai, mane tokia paguldo sportininkė su mama į tą palatą ir mes tokios žiūrim, galvojam, neturėtų čia mums kažkas tokio būti ir taip toliau. Ir išgirdom tą diagnozę, kažkodėl atsisėdom ant tos lovos, pradėjom tiesiog verkt. Ir tada mama sako, ko mes čia verkiam, Sakiau, nežinau, viską išgyvensim, viskas bus gerai, kažkaip sako, reikia susiimti. Tai paverkiam, susiėmėm ir iš karto kitą ankstų rytą išvežė mane į Vilnių. Ir važiuojant į Vilnių, skambina man iš Lietuvos krepšinio rinktinės treneriai, sako, mes laukiam tave stovykloje ten kitą savaitę. Ir taip, aš sakau, mama, aš dar į stovyklą varau, žinai, Santariškės jau šviečia jau pro langą. Sakau, mamai varau, aš dar į stovyklą ir tada atvažiuosim čia į ligoninę. Mama sako, nejuokauk, sako, tu niekur nevažiuosi į jokią stovyklą. Ir tada, kai į Vilnių atvažiavom, jau ateinam į tą dienos stacionarą, tą visą skyrių ir kaip iš televizijos mamų unijos laidos ten vykdavo ir sėdėdavo vaikiukai plikom galvytėm ir mes ateinam žiūrim tie patys foteliai. Tas pats vaizdas. Ir pamatėm, kad vaikšto leliukai, ten kilograminius tuos 50 kilogramų vos nestumė tuos aparatus, laksto, krykštauja per koridorius. Ir mama sako, jeigu jie gali taip įveikti, taip tiesiog džiaugtis gyvenimo, tai sako, ir mes taip turim daryti. Mes, jeigu toks mažiukas vaikas, jisai eina šitą kelią, tai aš jau didesnį nenori, turi kažkaip pereiti tai ir išgyventi. Tai tokios, kaip girdi, kad yra keli etapai tos diagnozės mano sužinojimo ir jie visi tokie keistai skirtingi ir tokie po truputį atrodo pripratinantis prie to tolimesnių gydymų ir visos eigos. O kaip tu jauteisi? Nežinau, tos emocijos irgi turbūt kito, bet gal atsimeni, kad ar tai buvo šokas, ar neigimas, kaip tavo, nežinau, jausena keitėsi laiku einant? Buvo keista. Buvo toks kažkiek šokas, tas ašaros tokios, bet mano mama, mano ramybės, stiprybės uostas, jinai visada šalia buvo, tai viskas buvo lengviau ir tas emocijas išgyventi, bet aš tai, kaip dabar taip prisimenu, supratau tai kaip kokį tikslą, tokį, kurį aš turiu įveikti, nes aš savo užsibrėžiau, kad aš tą gydymą įveiksiu iki savo gimtadienio. Tai gegužės 27, o gydymą pradėjau prieš naujuosius metus. Tai aš kažkaip užsibrėžiau tokį tikslą ir, tiesiog ėjau. Ir tos emocijos tokios ir buvo, gal kad kaip darbas, koks, žinai, tai buvo ateini, ligoninė ir eini. Bet taip peržiūrint, tai gal ir buvo kažkokia blokada, šydas tų emocijų, nes paskui po ligos ten visas emocijas tiesiog išsprogo. Tai sunku kažką pasakyti, bet kad kažkas būtų tą pirmą kartą, kai susirgau tokio labai emocionalaus, tai nebent matyti save, kaip aš per gydymą keičiuos pati. Tai buvo toks keistas, bet aš taip priėmiau taip per juoką, vis tiek toks paauglys, nelabai supranti dar kas. Tai tie galėčiau dabar pasakyti. Man užsiminė apie tai, kaip kartais žmogus neišvengiamai keičiasi tos ligos metu, gydymo metu, tai ir norisi pereiti daugiau apie kūno patirčių patyrinėjimą, nes jos neišvengiamai yra dalis tos kelionės ir yra dažnai svarbios. Ir noris paklausti, kokios patirtys susijusios su kūnu ar kūniškumu per visą tą ligos kelionę tau buvo įsimintiniausios ar svarbiausios? Tai labai įsiminė pirmas kartas, kai atvažiavau ir kai man turėjo imti kraujo tyrimus. Ir aš ateinu į tą palatą,
Ir laboratorija, žiūri pro langą, ten ant stiklo tokie piešinukai vaikų, tokios seselės, jos, tokios draugiškos, paskui kaip šeima tapo. Ir klausia, ką aš veikiu, tokios bandom nuimti kažkokią įtampą. Ir labai kažkaip gražiai pasakė, nes aš pasipasakau, vis tiek aš adatų labai bijojau. Aš labai bijojau, man labai nepatikdavo, kai durdavo ir tas atėjo momentas, kai man turės durt. Ir tai sesutė sako, kad po audros visada ateina ramybė ir šviesa ir man taip asociacija atėjo su jūra, nes jūra man labai artima, ta visa gamta. Ir vat, aš iki šiol atsimenu ir kažkaip stengiuosi savo sunkiuose momentuose tai priminti. Vat, kažkaip per kitų žmonių palaikymą, tą baimę, būtent adatų, kas susijęs su kūnu, jinai praėjo, nes aš supratau, kad be šito aš tiesiog negalėsiu toliau tęsti gydymo ir man reikia susimti ir man durs ir daug kartų durs ir paskui visą gydymą man tik tais per venas leido visus vaistus, tai tiesiog pripranti kažkaip su tom susitaikai. O ar tie atliekami tyrimai, procedūros, tas pats prisilietimo atsiranda daug iš kitų žmonių, dažnai svetimų žmonių, ar tai keitė kažkaip tavo santykį su savo kūnu, kontrolės arba tokį privatumo jausmą? Jo, buvo pradžiai labai nejauku, nes ir buvo rezidentų, ir jaunų gydytojų, ir vyrų, ir vaikinų, ir daktarų, ir tu toks kaip eksperimentinis triušiukas esi. Ir jie labiausiai, kas nepatikdavo, tai ryte, kai būna revizijos visos, jie vaikšto per palatas ir sueina ten 20, visas skyrius, visi skyriaus daktarai sueina ir tu ten lovai dar miegi, aš pasislėpdavau po kaldra, apsimesdavau, kad tikrai miegu. Ir tu supranti, kad tu, vat kaip ir sakau, be to tu negalėsi tęsti gydymą, tai tu tiesiog su tom susitaikai. Tai būdavo tikrai nejauku, kai ir turėdavo ir kūną apžiūrėti, ir visus tuos limfmazgius apčiupinėti, visam kūne, kirkšnyse, pažastyse, kaklas. Tai tikrai nebūdavo smagu, kad kiti asmenys mato tavo nuogą kūną, tave liečia. Bet paskui, einant laikui, tu tiesiog pripranti. Ir tai supranti, kad tai yra tiesiog normalu. Ir jie negali atlikti savo darbo, jeigu to nepadarys. Tai susitaikai su tuom tiesiog, aš tai priėmiau. Kaip to proceso dalį? Jo, kad kitaip neišeis. O po to buvo, kad reikėjo kažkaip susigrąžinti ryšį su savo kūnu atgal. Kad tarsi jį vėl iš naujo ar prisijaukinti, ar užmėgsti iš naujo ryšį. Ar jis ir nebuvo prarastas, kaip tu jauteisi? Labai įdomus klausimas iš tiesų. Esmė gal, kad aš tą ryšį supratau tik tais po visų ligų savo, po tų abiejų diagnozių, abiejų gydymų, dar gal keletai metų einant, kad supratau, kad kažkas yra ne taip, kad aš savęs nepriimu, aš kažkaip save atmetinėju, aš vengiu veidrodžių. Toks sunku tikrai buvo. Ir atrodo, aš labai mintis rašydavau ligoniniai. Ir tokios mintis būdavo, kad aš tiesiog kaip kalėjime įkalinta. Atrodo, aš esu viduj, bet mano kūnas yra ne tas. Kad kažkas man kitą kūną davė, kad jis čia serga, kad jis čia priauga svorio, kad aš čia negaliu nei pasportuoti, nei pajudėti. Atrodo, kad aš esu viduj žmogus, kuris buvo visą gyvenimą iki tos ligos nežmogiškai aktyvus, energingas ir dabar aš tiesiog paguldytai kažkieno kito kūną esu ir tokia įkalinta ir negaliu išsilaisvinti. Toks girdisi tarsi kaip svetimas mano kūnas. Toks tikrai jautėsi susvetimėjimas, kur tu nesupranti, atrodo, mintis yra vienas, o kūno galimybės ir kas vyksta su juo yra visiškai kitas aspektas, toks atsiskyrę dalykai. O kaip tu įvertintum, ar susijungiai atgal su kūnu, jei taip kada, arba kada pradėjai užmėgsti tarsi vėl tą ryšį su kūnu, prisijaukinti jį? Gal studijų metu, tai čia kokie dabar 5 metai, sakyčiau, nes vis tiek studijos susijusios su sveikata, sportu, emocinė gerovė, kūno vaizdu visu. Tai skaitant tą informaciją, būnant bendruomenės onkologinių dalis ir išgirstant kitų tas išgyvenimus, gal taip šiek tiek nuramina ir aš suprantu, kad tai yra gan ilgas procesas, nes vis tiek
ilgai truko ir gydymas, ir visas gyjimas, bet ir lygiai taip pat tasai po to pagrindinio gydymo gyjimas, grįžimas į save, jis irgi ilgai trunka, tai aš manau, kad dabar yra tas laikas, kuomet aš tikrai labiau save priemu, bet dar tikrai trūksta. Dar ateina tie, kaip sakau, ligos šešėliai kartais, tie prisiminimai, bet dabar aš stengiuosi save programuoti iš tos pusės, kad man pavyko. Man pavyko 2 kartus įveikti vėžį. Ir aš sau stengiuosi tai karts nuo karto garsiai pasakyti, nes tai kažkiek sustiprina ir tu supranti, kad aš dabar sportuoju, aš dabar sveikai maitinuosi, aš galiu kitiem padėti. Ir aš tiek perėjau ir aš dabar stojos ant savo kojų. Tai tas labai pozityviai nuteikia ir kažkaip po truputį vis grįžtu į save ir manau, kad dar truputis ir galbūt 100% pavyks susitaikyti su viskuom. Jo, ir kažkaip girdis, kad tai, kas buvo anksčiau, reikia tarsi savo priminti, kad tai nebėra dabartis. Taip. Ir kad dabartį kažkas kito vyksta, akcentuoti tuos visus teigiamus dalykus, pasiekimus ir tarsi priminti protui, kūnui, kad tai praeitis, tai nėra dabartis. Jo. Ir kažkaip tas santykis su kūnu turbūt gal net nei vienam žmogui nėra tas 100%, o tas, kad vien ar taip, kaip tu minėjai, ar per rašymą, ar per sportą, jau tai yra kažkoks kaip dialogas ar kvietimai į dialogą, tą kūną taip. Užmėgsti tą ryšį. Ir truputį ir pati užsiminiai apie kūno pokyčius, kūno vaizdą. Gal gali pasidalinti, kokie kūno pokyčiai tau buvo svarbiausi ir kaip tu juos priėmei? Tai pagrinde svorio prieaugis. Tai pirmo gydymo metu turėjau gerti prednizoloną, tai hormoninis vaistas, nuo kurio labai greitai žmogus priauga svorio ir daug. Tai taip ir gavos, toks yra terminas ir mėnulio veidas, tai pasigūglinus galit pažiūrėti ir gali pamatyti, kad visi tie žmonės, kurie geria šiuos vaistus, jie turi plius minus tą pačią išvaizdą, nes tai nėra, kad, kaip sakau, į riebalo prieaugį, tai yra tiesiog kaip kūno išsipūtimas, kaip tave paėmė, pripumpavo ir tu tiesiog kaip spurgytė išsipūtei. Tai nuo to per kelis mėnesius, tai aš buvau kudutė, aukšta, kokį 1,70 m ir svėriau iki 50, sakyčiau. Ir per porą mėnesių aš ten 7, jau 5, kiek atsimenu, buvo tas didžiausias prieaugis, tai kažkur 70. Tai baisu žiauriai ir kūnas tiesiog nesugeba taip greitai oda prisitaikyti prie to greito išsipūtimo, tai ant mano kūno bele kiek strijų yra, labai daug ir kaip juokaujam, kad kaip tigriukas koksai arba zebriukas, kad pilna tų visokių strijų. Aišku, dabar tai gal ir juokinga susitaikai su tuom, bet tada tai tiesiog oda plyšta tokiais tarpais ir ta oda ne šiaip, kad odos spalvos, bet jinai violetinė ir raudona ir kruvina patampa, nes oda tiesiog nespėja. Tai šitas buvo gan baisu, nes aš ilgą laiką ir vaikščiau kokį porą metus su tokia violetiniais dryžiais tokiais. Tai čia buvo toks šokas iš tiesų. Iš pradžių, tai aš dar turiu Snapchat'e, nes daug Snapchat'e draugiams siūsdavau, kad aš nusifotkinus ir parašius, aš priaugau svorio. Aš tada dabar taip žiūriu, juokinga tada priaugau svorio, bet kad tas svoris taip didėja, tai nebejuokinga darėsi jau. Tai šitas man skaudžiausias, kuris paliko iki pat šiol tą tokį kūno suvokimą sudėtingą, nes ir dabar yra tokios baimės, kad man kyla ten svoris koksai, žinai, aš turiu kontroliuoti tai, kad vėl neišsivystytų į tą tokią nekontroliuojamą situaciją ir tą tokią, tikrai labai negražią išvaizdą. Ar teisingai girdžiu, kad tai daugiausia buvo apie tą kontrolės praradimą, tokį, kad aš negaliu turėti įtakos, kas vyksta, vaistus privalau gerti, jie turi įtakos mano kūnui, jisai keičiasi, bet aš nieko negaliu su to padaryti. Aš manau, kad taip.
Jo kažkaip atrodo sunku gali būti tą išbūti. Kas tau padėjo tą periodą išbūti? Tai mama ir, kaip ir minėjau, tas tikslas, kad aš pasveiksiu, aš turiu pasveikti ir kitaip nebus tiesiog. Tiesiog kažkas įsiprogramavo į smegenis, kad aš tiesiog pasveiksiu ir iki gimtadienio viskas, švęsiu savo gimtadienį ir būsiu cancer free tiesiog ir viskas. Taip toks įsirašė ir taip ir įvyko? Jo, taip ir įvyko. Užsiprogramavau. Žiauriai gerai ir čia šitoje vietoje aš tai labai prijaučiu apie tą proto galią, apie tą nusiteikimą, kad kartais mes galim tą ligą priimti kaip visišką nuosprendį. Jo. Arba mes galim priimti kaip tikslą, darbą, ką aš turiu padaryti ir ieškoti ir rasti priežasčių, būdų, kaip su to išbūti ir panašiai. Ir dar norisi paliesti temą, kurią mes aptarėm ir anksčiau bendraudamos. Tai valgymo sutrikimo etapas, apie kurį buvai man užsiminusi. Tiek, kiek norisi, kiek jauku, pasidalink, kaip viskas prasidėjo, kas vyko tavo gyvenime, kas padėjo galiausiai po to iš to išeiti. Tai visi tie prisiminimai labai migloti gan, nes vis tiek tas chemoterapijos poveikis didžiulis yra visai atminčiai man. Taip nuosekliai sunku papasakoti būtų, bet pradžia gal ir buvo nuo to svorio prieaugio per pirmą gydymą ir kad mamai prisakė kitos mamos, nes vis tiek ten mes jau bendruomenė, vos ne viena šeima, visi bendraujam, kad sako, vaikas nevalgys, numes svorio, ten turės lašinti tuos mikroelementus, bus blogai, nepaeis, ten taip toliau. Tai, o mano vaistų tai apetitas, tai kai nežinau, kaip liūto kokio tiesiog, tai aš mama noriu valgyti, tai nesvarbu, kuri valanda, kuri dienos para ten, mama ir neša valgyti, tai aš ir valgau. Tai aš manau, kad ir tas valgymas dasidėjo prie to svorio prieaugio, bet mes tiesiog, nei aš, nei mama nesupratom to nuoširdžiai. Ir nebuvo taip, kad gydytojai kažkaip iškomunikuotų tai, kad ar reiktų kažkiek pariboti tą maistą, ar kažkaip kitaip pažiūrėti tą maistą, kad mama tokia nebūtų išsigandusi, kad aš čia numirsiu nuo nevalgymo ir taip toliau. Tai manau, pradžia ir buvo to, nes tas svoris prisiaugo ir tada jį numesti tikrai buvo nelengva, nes viskas priklauso nuo tų vaistų, o jie tikrai ilgai buvo ir aš dar po gydymo turėjau juos gerti ilgokai ir tik tais po truputį mažinant dozes. Tai baisesnis dalykas tų vaistų poveikio tai yra didžiulis skausmas, kur tau skauda visą kūną, lyg atrodo tave tiesiog peiliais bado per visą kūną ir tu keliesi ryte ir tau taip skauda, kad atrodo tu tiesiog nieko nenori daryti, kaip tik gulėt lovai. Ir tas svoris po truputį ir krito, bet tada tas ir ateina miglotas laikotarpis, nes aš po pirmo gydymo ėjau sportuoti, pradėjau vėl krepšinį žaisti. Ir tai tikrai dasidėjo, nes pradėjau judėti, kažkiek vis tiek namie ta mityba jinai kitokia, ne ligoninės ir neturi mama tiek laiko man užkandukų daryti, ar ten klausyti, kiek aš noriu valgyti, tai tas maistas, manau, ten ir šiek tiek atsiribojo su tas valgymais, nes ir vaistai išeidinėjo ir tas apetitas šiek tiek mažėjo. Tai paskui, kai grįžau į antrą gydymą, tai aš jau buvau grįžusi savo to svorio, kaip sakyčiau, kategoriją, tą normalią pagal ūgį. Ir tada aš šiaip nemažai kūdau, nes tiesiog ir nebuvo tų hormoninių vaistų ir maistas buvo paprastas, normalus, bet tada nebuvo toks akcentas tas kūno vaizdas mano. Tas matymas, nes tas svoris nukrito, plaukai ten nukrito, kiek jie ataugė, buvo aš vėl buvau aukšta, kuda, plika galva mergaitė. Ir po to laiko jau prasidėjo visokie reikalai, nes kaulų čiulpų transplantacijai buvo labai sunku su maistu, nes ten jis labai termiškai apdorotas turi būti, labai apetito nebuvo. Ir aš tikrai buvau labai sukūdusi, bet grįžau. Kažkaip valgiau, save labiau pradėjau prižiūrėti ir atėjo covidas jau. Tai per covidą aš labai priaugau svorio. Irgi nesąmoningai, manau, ne viena aš tokia buvau, nes vis tiek covidas buvo irgi dar vienas įdomus išbandymas.
Ir va tada tai jau buvo, va tada buvo sunku. Ir pradėjau dar labiau riboti maistą, pradėjau labai sportuoti ir prasidėjo jau tas persisportavimo etapas, kur aš ten porą treniruočių į dieną ir dar ant galo dasivaryti varau į pušyną pabėgioti. Tai atsimenu paskutinę dieną šitą persisportavimo, kur aš tiesiog atsisėdau į mašiną po tų savo visų treniruočių pušynę. Ir aš negaliu pavairuoti automobilio, nes man dreba tiesiog visos rankos, man dreba kojos, man širdis trankosi, daužosi nuo krūvio. Ir atsimenu tą dieną rekordą ten. Po ligos 3 kilometrus išbėgau nesustodama, tai čia man buvo jau, wow, man pavyko, tipo, aš greitėjau, aš tobulėjau, man viskas gerai. Nes ribau savęs su tuo maistu, kad ten vienas proteino batonėlis, vištiena su agurkais, porą krūtinėlių ten vištienos. Tai ta mityba, jinai tai buvo tikrai sumažinta tokia ir labai tokia kontroliuojama mano pačios, bet su tokia stipria valia, sakyčiau, jau perdėta valia jau į tą blogąją pusę. Nu ir tada persisportavau, šiek tiek nutrūko sportavimas, tai mėginau save kontroliuoti per maistą, nes kažkaip šiek tiek sportas jisai taip ir apsileido, nes jau buvo gan baisu kažką pradėti daryti ir atsirado tokie bulimijos periodai. Tai ką suvalgydavau, stengdavausi išvemti. Bet tada mama greitai mane prigavo, sako, nustok taip daryti, nu, tai tu save tiesiog žaloji ir tau bus blogiau, negerės tau. Nu ir tada kažkaip praėjo, bet prasidėjo pirmi studijų metai. Nu ir tada buvo labai nežmogiškas režimas, aš ten 5 ryto keliuosi, valgymai irgi yra labai kontroliuoti, ten ryte pavalgau, grįžtu apie kokią 4-5 po visų paskaitų pavalgau ir tada vėl važiuoju į universitetą į studijų reikalus, studentų atstovybės reikalus. Ir vakare grįžtu tikrai alkana, nes mano organizmui trūksta mineralų, aš visą dieną tiesiog lakstau ir vakare nenormalų maistą valgyt, o šokolado plytą. Tai va, tai šokolado plytą suvalgai ir tada eini savo visą tą funkciją vėmimo atlikti. Nu ir tada labai suprastėjo sveikata, prasidėjo su skrandžiu problemos, nes ir taip man su skrandžiu nebuvo gerai ir su visa mityba. Tai dėl to dar kontroliavau mitybą anksčiau, nes labai buvo didelis pilvo pūtimas, virškinimo sutrikimai, tiesiog po ligos tokie kaip šalutiniai poveikiai, gydytojai nieko neranda, viskas taip turi būti ir praeis. Nu tai truko irgi kokius 3-4 metus visas šitas reikalas. Čia tai virškinimo sutrikimai po pirmo gydymo, jo. Ir po antro, bet antras tikriausiai dar labiau dasidėjo. Tai va, tai tie studijų pirmi metai buvo labai sunkus ir tada susipažinau su savo antrąją pusę, nu, kur tiesiog jisai matė, kad man yra negerai ir man reikia kažkaip tiesiog padėti, pagelbėti. Tai tą maistą po truputį taip ir su jo pagalba kažkaip ir jaukinaus, nes vis tiek tu susipažįsti su antrąją pusę, kur tu patinki tam žmogui ir tu kitaip pradedi ir apie save mąstyti, kad man viskas gerai yra, nu, aš galiu patikti kitos lyties asmeniui, kad ir tas kūno vaizdas su manim viskas gerai yra. Tai taip po truputį ir praėjo viskas. Tai va. Tai atrodo, kad jeigu teisingai suprantu, kad per COVID tasai suintensyvėjo daugiau tiesiog suvartojama maisto, iškilo baimė, kad gali priaugti daugiau svorio ir tada ta kontrolė irgi išaugo, kad reikia riboti. Tie praeities šešėliai grįžo, nes tu prisimeni, kad aš vėl, galiu būti tokia stora. Dar ko nepaminėjau, tai po antrojo gydymo man vėl reikėjo gerti prednizoloną, tą patį vaistą, nes man buvo plaučių restrikcija, tai aš labai dusdavau ir tai buvo tos mega chemijos komplikacija. Tai aš labai protestavau prieš gydytojai, sakau, aš negersiu, nes aš vis tiek prisimenu, ką man tai padarė ir kiek aš metų turėjau vargti. Ir sakau, jūs net negalvokit, kaip varianto šito padaryti. Tai, bet vis tiek, privalėjau, man pasakė, jeigu tu nori toliau gyventi, kvėpuoti, sportuoti, tu turi tai padaryti. Tai ir tada aš priaugau svorio, ne tiek daug,
bet vis tiek priaugau ir tas vis tiek dasidėjo kažkiek. Nes tu vėl grįžti į tas pačias vagas, tiesiog, nes tas gydymas žiaurus ir vėl tie skausmai ir vėl tas apetitas, bet aš jau tada žinau, kad aš turiu save kažkiek kontroliuoti, nes aš nenoriu vėl grįžti į tą pačią fazę. Tai vat ir tada dar ta kontrolė. Tai vat kuo daugiau kalbu, tuo daugiau vat dabar ir prisimenu, kad ir tada aš pradėjau save dar kontroliuoti, kad neįvyktų taip pat. Tai čia toks yra, vat nežinau, kokių 5-6 metų projektas, procesas kažkoks, kur ir dabar, va, kai pagalvoju apie kokią dietą ar kažką, stengiu save nusiraminti, nes dabar vis tiek aš išbridau iš to, bet yra tas kažkoks pasąmoniai, kad o jeigu taip nutiks, o jeigu vėl prasidės kokia bulimija, ten kažkokia anoreksija, dar kažkas, nes aš tikrai jau buvau tais pirmais studijų metais, kaip pagaliukas, aš vėl svėriau tenai apie 50 kg ir buvau jau 1,82 m su tai savo ūgio. Tai galite įsivaizduoti, kad tokia aukšta ir tokia kuda jau per daug kuda. Tai va, tai. Atrodo, kad labai tam net ir prijaučiu, kad atrodo, kad kontrolė yra kažkas, kas padės ir kažkurį laiką tai padeda, bet po to tai tiesiog, man patinka ta metafora, kad kai paimi smėlį į rankas, kuo labiau tu spaudi, tuo labiau mažiau smėlio turi rankoje per tą kontrolę. Tai panašiai yra ir gydymo metu ar su ta pačia dieta, kuo labiau, bent jau man irgi buvo taip, kad kuo labiau aš stengiausi švariai, gražiai maitintis, tuo labiau tai kėlė iš tikrųjų streso ir net simptomų ir po to alergijų gali atsirasti ir visokių tokių dalykų, nes kūnas kažkaip tikrai nemėgsta toj didžiuliai kontroliai gyventi ir joje sunku gyventi iš tikrųjų. Jo, turi būti kažkokios ribos, bet vat, kaip ir paslysti ant tų ribų ir viskas pereina į kažkokią obsesiją, kur jau tiesiog jau tu kontroliuoji save, tai viskas bus gerai, bet tai nėra gerai, tai nėra išeitis. Tu turi rasti tą kažkokį viduriuką, tą vidinę ramybę, tą kažkokį variantą normalų savo kūnui, savo mintims. Kas tau padeda rasti tą viduriuką? Arba iš vieno kraštutinumo pereiti, truputį balansuoti tiesiog? Kažkaip vienas dalykas, jisai neateina į mintis, bet gal irgi toks ilgalaikis savęs projektas, kad per ilgą laiką vis daugiau detalių supranti ir aš mėgstu analizuoti, domėtis ir aplinka padeda ir mano draugas, ir mano mama ir dabar ir labai daug meldžiuosi ir kreipiuosi į Dievą pagalbos, tai tikrai padeda. Tai toks tikėjimas savim, tikėjimas Dievu, tikėjimas savo artimaisiais žmonėms, kad aš esu ne viena ir aš pati mėgstu, sakau, analizuotas visas savo situacijas ir jo, tai padeda gal ir tas toksai gyvenime laisvumas, toksai, kad šiuo momentu aš tikrai galiu gyventi, sportuoti, stengtis dėl savęs, būti gamtoje, tai labai atpalaiduoja, tai pagrinde gal daryti dalykus, kurie tau teikia ramybę. Ir man net taip surezonavo apie tą tikėjimą ir meldimąsi, kad iš dalies tai padeda tą dalį kontrolės kažkam kitam perduoti, nes iš tikrųjų nėra, kad viskas mes tik galim sukontroliuoti. Taip. Jo, ir kažkaip užsiminei apie artimuosius, apie jų palaikymo svarbą, tai ir norisi pereiti, šoktelti šitą temą, nes tikrai mūsų supanti aplinka yra labai svarbi, tai kaip mes pereinam per bet kokius sunkumus ir iššūkius. Kiek ir su kuo norėjai tu dalintis tuo, kas vyko tavo gyvenime, kuomet buvo liga diagnozė? Gal pradėčiau nuo to, nes tėtis mano labai toksai nemėgstantis skelbtis viešumo galbūt, taip įvardinčiau. Tai jisai sakė, kad geriau niekam nesakyti ir kad geriau niekas nežinotų to. Bet mano mama visiškai kitokios nuomonės ir aš dabar pritariu jai, kad kaip tik žmonės turi žinoti ir ypač dabar, kai aš jau suaugau, subrendau ir dėl ko tikrai dalyvauju šitam projekte, tai kad vėžys nėra mirties nuosprendis ir mes esam to įrodymai. Mes sėdim čia ir dalinamės, koks tai gali būti sunkus etapas, bet kaip gražu gali būti po jo, vis tiek po audros ateina ta šviesa. Tai pagrinde gal
mama labai padėjo ties tuom. Dalintis tai aš mėgėja, man patikdavo ir vis tiek, pradžiai tai aš slėpiau, nes klausiausi savo tėčio ir ypač pradžiai buvo sunku, nes mano krepšinio komandos merginos nesuprato, kas man vyksta, nes niekas jom nieko ir taip nepasakė. Tai buvo ir tokių, ir barnių visokių, ir kažkokių nesusipratimų, bet tai čia vat ir buvo tame esmė, kad žmonės nežinojo, kas man yra, aišku, jie neturėjo teisės kažkaip ant manęs pykti, bet paskui aš supratau, kad aš nuo to nedingsiu ir tiesiog žmonės turi žinot, kas man yra, nes kitaip, kas iš to bus, santykiai grius ir viskas, tai kiek tu gali dengtis kažkokiu melu, kažkokią pasaką. Tai po truputį kažkokiais momentais ir visi sužinojo tai. Tai mano artimiausios draugės jos visada kažkaip buvo šalia ir su jom susirašinėdavom, paklausdavo kaip man, bet pagrindė tai ta mama. Tikrai mama, mano antroji pusė, mano dalelė, kuri kiekvieną minutę visur su manim būdavo ir neįsivaizduoju ir neįsivaizduodavau to viso gydymo proceso tiesiog be jos. O kaip tavo draugės priėmė tą informaciją? Vis tiek buvot vaikai, paauglės, kaip jos priėmė, kaip reagavo, ar iš vis suprato, kas vyksta? Jo, čia toks irgi blankus dalykas, man prisiminti, kaip jos reagavo, tikrai nelabai atsimenu, bet žinau, kad Goda, artimiausia mano draugė, jinai visada buvo šalia, kiek jinai suprato, kiek jinai nesuprato, tiesiog visada jinai klausdavo, rašydavo, mes bendraudavom, kai grįždavau į namus, vis tiek tokia izoliacinis laikotarpis, tu turi saugotis, tai ir pro langą susimojuodavom, nes mes tam pačiam name gyvenom. Tai visokių tokių juokingų prisiminimų ir kažkaip visada jaučiausi, kad jos yra. Aišku, ten ir visokių barnių ir paauglystė ir taip toliau, bet vis tiek ta draugystė iki pat šiol liko. Ir dabar netgi ir ji mokykloje apie mane esė parašė ir dalyvavo nacionaliniam konkurse, kiek dabar atsimenu, jeigu neklystu. Ir filmą sukūrus trumpametražį tokį mažą, tokia atrodo aš jai tokia kaip ir inspiracija ir toks pavyzdys. Ir tikrai labai gerai atsimenu, kaip aš dar virtuvėje stoviu, kažką veikiu ir jai turiu pasakot savo istoriją, nes jin turi rašyti apie tai ir dramatizuoti kažkaip ir pagražinti tą istoriją ir išlaikyti tos faktus ir ten tikrai labai gražus kūrinys gavosi. Tai tas draugų palaikymas jisai buvo ir aš dalindavaus tuo, kaip ir leidau ir tą istoriją publikuoti kažkaip ir tą filmuką tenai. Tai tik labiausiai, kas irgi nuoširdus labai prisiminimas, tai irgi linkėjimai visiems draugam, kurie žiūri. Tai kai antrą kartą susirgau, tai man jie tokią staigmeną padarė, tokį didelį meškiną šuniuką nupirko, visi susirinko, nes mūsų tokia buvo draugų grupė pasivadinę Obuoliais, kad ir nežinau, iš kur tas pavadinimas kilo ar kaip, bet tokie gražūs prisiminimai, nes mes ir rinkdavomės ir kažkaip visi mane priėmė, jie žinodavo, kad man su sveikata nėra labai viskas gerai. Jie tai suprasdavo, jie į tai atsižvelgdavo, bet jie tiesiog stengdavosi su manim bendrauti, kaip ir bendraudavom. Tai gal tik tais mokyklai tokių situacijų visokių, kur kiti mokyklos nariai nelabai suprasdavo, kas čia tai mergaitė, kodėl jinai ten, aš nešiau tokius 2 kasytės, tokius ragiukus. Tai atsimenu labai gerai, kai gimnazijai mane žirafą pavadino ir aš taip galvoju, nei tu žinai, kas man yra ir kokią tu teisę turi iš manęs tyčiotis, kai ir taip tas kūno vaizdas sugadintas, tu gimnazijai, ten visi žmonės už tave didesni tenai, toks stresas. Tai ir mokytoja viena yra pasakęs, kokia šukuosena, ir gal jinai nenorėjo nieko blogo, bet man tai prisiminimas yra kaip patyčia kažkokia. Nes vis tiek skaudu, aš esu mergina, gimnazijoje, vieninteliai Palangoje, ir kad man tiesiog plaukai trumpi, tai kūnas kažkas su juo negerai, tai
Tai va, iš tos mokyklos bendruomenės gal tokio trūkumo ir buvo, bet ten nebuvo taip, kad labai viešai ten ir skelbčiaus, kad ten man ta onkologija artimiausi, tik mokytojai visi žinojo, klasė mano žinojo, tai jie irgi taip kažkaip keistai kartais pažiūrėdavo, bet stengdavosi bendrauti. Tai aš gal pasakius ne vieną kartą buvau, kad aš esu toks pat žmogus kaip ir jūs, tiesiog aš turiu šone tą savo darbą, tą tokį tikslą, kad sergu dar kartu su vėžiu ir viskas su manim gerai, aš tas pats asmuo. Tai ir dar kas labai strigus, tokia pasakymas, kuris vejasi iki pat šiol ir kurį dabar jau kitiem pradėjau kartoti. Tai, bet čia labai jau krypstam nuo temos, bet labai norėjau šitą pasakyti, kad viskas bus gerai. Tai ta frazė ligoninė iš kitų žmonių, tai būdavo kaip keiksmažodis. Jau kaip pasako, viskas bus gerai ir man toks jau pyktis, kiek jūs galite tai kartoti. Nėra dabar viskas gerai, tipo aš sergu ir taip toliau. Ir tikrai labai daug žmonių tą temą kartodavo, tą frazę. Ir taip įaugo ir aš dabar irgi stengiuosi visiems sakyti, kad viskas bus gerai, nes taip ir buvo. Ar tai labiau susiję, kad tai nuramina, pozityvo suteikia? Pradžioj tada ligoniniai, kai visi tai kartodavo, tai pradėjo į tą pyktį eiti, kur jau, kiek galima tą patį sakyti, tipo, bet dabar irgi suprantu tai, kai tą palaikymą. Tai dabar tai, sakau, aš pati tą frazę naudoju ir tai, apie tą žmonių bendravimą ir palaikymą gal ta mintis ir išsivystė dabar. Užsiminėm apie tai, kaip reagavo ir kiti mokyklos mokiniai, kad galbūt ne visi suprato ir ką tavo manymu žmonės neteisingai supranta apie šią patirtį. Ar kažkokie klaidingi įsitikinimai, ar net nenumano? Čia labai priklauso nuo amžiaus grupės. Gal aš šitą įvardinčiau, nes irgi ir dabar savo tyrimuose ir kiek skaitau, tai labai visi skirtingai reaguoja. Ką iš tyrimo pavyko sužinoti, į darželį grįžtant, tai vaikai jie ten nieko nesupranta. Ten gerai, kad jeigu mergaitė neturi plaukų, tai berniukas. Tai jie tą ir supranta. Nes fiziškai kažkas pasikeitė. Bet nei supranta, kas ta liga, nei ką. Mokykloje vėl kitokie aspektai. Tas brendimas, tas toks paauglių nutrūktgalviškumas, tas toksai. Tai jie irgi dar iki galo, jie nesuvokia tokių dalykų, kad jie gyvenime gali būti ir galbūt artimiausiam aplinkoje. Tai kas, manau, buvo susidūrę gyvenime su tokiais aspektais, tai gal ir suprato artimiau. Bet kiti, vėžys, aš tai bent jau dabar taip reflektuoju ir įsivaizduoju. Vyresni žmonės labai priima tai kaip mirties nuosprendį, sakyčiau. Nes vis tiek gal jų laikais tas vėžys ir buvo mažiau gydomas, mažiau atrandamas ir daugiau mirčių turėjo. Tai jie supranta taip, kai labai labai sunkia skaudžią patirtį ir ašaroja, ir gatvėse sutikus ašarodavo, ir keistai žiūrėdavo. Tai aš gal įvardinčiau, kad tai labai priklauso nuo pačio žmogaus subrendimo ir amžiaus. Nes pavyzdžiui, prieš visą COVID, čia irgi taip juokingai gaunasi, mes, kurie gydėmės, turėdavom nešiot kaukės. O COVIDas dar nebuvo, dar žmonės visiškai nesuprasdavo. Kaukė, jeigu žmogus su kaukė, reiškia jis užkrės tave. Tai toks buvo stereotipas ir pas mane, iki kol aš nesusidūriau. Ir aš sėdžiu autobuse, su mama važiuojam į miestą, nes būdavo tokia galimybė vis tiek kažkiek pasivaikščiot, prasiblaškyti tarp chemoterapijų, gydymo procese. Ir sėdžiu aš su kaukė ir kažkas tiesiog autobuse užsipuolė. Ką tu čia sėdi, apkrėsi, dink tu iš šitą autobusą, kas tu čia kažkokia nesveika, ten taip toliau. Eina savo, buvo tikrai labai nejauku, tada visi žmonės kryvo. Nors iš tikrųjų tu saugaisi. Taip, aš nuo jūsų saugos ir mano mama ten pastovėjo, sako, mes nuo jūsų saugomės, mama ten tikrai pastovėjo už mane, bet toks atrodo tikrai visuomenė nėra iki galo apšviesta ir iki ne visų žmonių daeina ta informacija.
Tai vat dėl to ir kalbu ir dalinuosi, kad vis daugiau žmonių suprastų, kad viskas su mumis gerai yra, bet mes tik dar turim tą ligą įveikti. Tai mes tas pats žmogus, mes ne kitas žmogus. Nereikia mums tenai ant peties verkti ten, kaip tau blogai. Nes tikrai, yra buvę gatvėje, kur sutinki ir ten verkia ir tu stovi toks, gerai. Ar čia jau tą žmogų guosti, ar jau čia? Tai vat, būtent, nes ir man, pavyzdžiui, mokykloje pas psichologę atėjau, dalinuosi savo tais visais išgyvenimais ir jinai pradėjo verkti. Ir jinai verkė. Ir aš taip sėdžiu ir galvoju, o ne, aš turėčiau čia verkti, tipo. Tai, visokių žmonių, visokių reakcijų tikrai buvo ir aš sakyčiau, tai gan yra normalu ir natūralu, nes ne kiekvienas žmogus supranta ir susidūrė su ta diagnozė, vėžys ir tai vat. Jo, ir kažkaip mūsų ir jautrumai skiriasi ir tikrai ir man yra buvę, kur atrodo, kad kai sužinojo artimieji, kai kurie ten giminaičiai, kur atrodo jau mato tave karste ir kartais tas aplinkos tavęs matymo, kad tai mirties nuosprendis, tu kartais užsikrėti tuo žiūrėjimu ir tada galvoju, oi, tai gal čia iš tikrųjų taip yra ir čia ir dabar jau viskas prarasta ir panašiai. Tai kažkaip atrodo, tam tikrai reikia daug tokios kuros užsiauginti, atsparumo ir bent jau man, kas atrodo svarbu ir mano patirtį buvo svarbu, kad kaip tavo atveju, kad psichologija, pavyzdžiui, pradėjo verkti, kad nebūti atsakingi už jos ašaras, jinai verkė, nes jai skaudu, nes gal jos baimę sužadino tavo pasakojimas. Jinai, leisti tam žmogui verkti, nebūti atsakingam už jo jausmus ir kažkaip koncentruotis į save vis labiau. Jo, per tą laiką kažkaip ir supranti taip po truputį, nes ir pačioj ligoninėje ne vieną kartą aš tikrai ir iki pačios dienos kartais pašaroju dėl savo netektų draugų ir ypač kūdikių, kur gimsta jau su už save didesniais onkologiniais dariniais. Ir tu tikrai pašaroji kažkur giliai pasislėpęs galbūt, bet tai natūrali reakcija. Mes nesam apsaugoti nuo to. Tai mes kaip sergantys sirgę, mes tiesiog tai priemam ir taip yra. Galbūt vieni kitaip reaguoja taip. Aš tai taip priėmiau kaip jau natūralų tokį procesą, nes aš tikrai nesu atsakinga už kitų emocijas ir kaip jie sureaguosi tą mano istoriją. Tai, kaip sakai, tai paliečia galbūt pačio žmogaus prisiminimus ar išgyvenimus, kurie labai rezonuoja su tuom ir iššaukia tas emocijas. Tai natūralu. Buvo kažkokių vienišumo momentų, kuomet jauteisi vieniša, tokia kaip izoliuota, tokio? Buvo tikrai, nes paauglystė toks sunkus laikotarpis aplamai ir kai tu dar šiam laikotarpiu turi ligą, tai tikrai nėra lengva ir kai tu beveik nesimatai su savo draugais, o tuo metu, paauglystėje vyksta visko daug, labai daug visokių išgyvenimų, pirmų kartų, visokių, tiesiog verda gyvenimas paauglystėje. Tai buvo tikrai sunku tai suprasti ir išgyventi ir tiesiog tie metai mano kaip ir išsitrynė iš gyvenimo, aš galėčiau taip sakyti, kad tiesiog iš paauglystės laikotarpio mano buvo atimti tie keli metai. Tai, jo. Dabar pereikim į tą įvykusią transformaciją, truputį pažinom tavo tą kelionę, tas patirtis ir vis tiek tai tokia patirtis, kuri kažką keičia mumise, transformuoja ir tas ir projekto pavadinimas metamorfozė, kad įvyko kažkoks pokytis, transformacija, virsmas. Kaip tu įvertintum, kas svarbiausia pasikeitė tavo gyvenime po šios patirties? Gal ką įvardinčiau, tai kad nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Šitas posakis labai, manau, pridera ir tinka šitai metamorfozei, nes nėra smagi patirtis onkologija, bet tai nuveda į kitokį savęs pažinimą, kitokį pasaulio suvokimą, savęs suvokimą. Tu labai pasikeiti ir kaip ir mokslas sako, kaip ir pati aš dėl ko tyrinėjau šitą temą, tai kad tu subręsti anksčiau laiko, patyręs tokias patirtis, ypač vaikystėje, paauglystėje. Tai labai subrandina ir
atveria tiesiog akis, kitaip matyti viską. Galbūt tokios empatijos daugiau turi, daugiau supranti, kad tu nežinai, kas yra tam žmogui. Ir ne visi onkologiniai pacientai atrodo, kad jie sirgtų onkologinę ligą. Tai priklauso nuo gydymo, tai tu turi būti tolerantiškas kiekvienam žmogui ir kažkiek jį suprasti, nes nežinai nei motyvų jo, nei gyvenimo istorijos. Tai labai transformuoja ir sakyčiau, keista, nes tikrai daugelį metų tiesiog klausiu, kodėl man. Tikrai labai daugelį metų daug verkiau dėl to ir tas klausimas tiesiog jisai kabėjo, bet dabar kažkaip priemu tai kitaip, kad gerai man, aš įveikiau, galbūt kitas žmogus nebūtų perėjęs šito viso kelio, tai gerai aš jį įveikiau ir tai man davė labai daug gero, sakyčiau. Tai išsivystė kažkaip į tą gerąją, tą visą transformaciją ir metamorfozę ir kitaip matai gyvenimą. O ką kitaip matai? Minėjai, kad atvėrė akis, kitoks požiūris, kame tas transformacija didžiausia, ką tu matai kitaip, kur pasikeitė tas pokytis didžiausias? Net nežinau, čia sunku įvardinti žodžiais, galbūt kaip tiem arkliukam uždeda tas akytėm, kad nematytų šonų, tai nuėjame šituos, kažkaip plačiau į viską pažiūri, apmastai. Tikrai tokio vieno dabar dalyko man sunku įvardinti, bet tai labai prisidėjo ir mano mokslo kryptis į tai, nes aš ir sakyčiau, ne kad sakyčiau, bet taip ir buvo, kad aš, kuomet gydžiaus, aš labai užsikepiau būti kineziterapeutė, nes man labai patiko, aš su jais bendraudavau ir užsieniečių buvo kineziterapeutų atvažiavę, kur kažkada dar ir susirašę buvom. Tai toks ryšys užsimezgė, nes man kaip sportininkė man labai įdomu tas gydymas per judesį. Dabar nesu kineziterapeutė, šiek tiek kitaip pasisuko gyvenimas, bet atrodo kitą specialybę, kuri apėmė ir emocijas, ir mitybą, dar ir tą fizinį aktyvumą. Tai liga mane atvedė dabar, kur aš esu. Nes jeigu aš nebūčiau sirgus, aš nežinau, gal aš kur nors užsienį dabar žaisčiau krepšinį ar kažką kitą daryčiau. Bet ligos kelias jisai atvedė čia. O kur tave atvedė, į kokią specialybę, į kokį darbą? Tai pagrinde tai darbas su žmonėm ir šiuo metu tai treniravimas per judesį. Tas toks kaip ir gijimas ir mintimis ir judesį. Tai jo. O kalbant dar apie tą transformaciją, kokie dalykai tau tapo svarbus, o kokie prarado reikšmę, svarbumą? Gal pradėjau daugiau atkreipti dėmesį į tokias smulkmenas netgi, labiau vertinti jas. Kad ir pasivaikščiojimą, kad ir ten lapų šlamėsi nuo vėjo. Kažkaip pradedi gerėtis mažais momentais, nes ligos metu nėra, kad ten važiuoji ten į kokį vakarėlį, tada ten susitinki su draugais. Yra labai ramus ir konkretus gyvenimas. Tu gydais, ligoninį, grįžti namo, toliau lauki periodo, kol atsistatysi ir toliau vėl važiuoji gydytis. Tai per tą laiką tu pradedi vertinti kiekvieną į lauką išėjimą, kad ir aplink ligoninę, nes mūsų dalykas su mama yra vaikščiot. Tai mes ten ir daug vaikščiodavom. Tai vertini kiekvieną tą išėjimą ir pasėdėjimą ant suoliuko, jeigu neturi jėgų ten apeiti apie ligoninę, išeini į lauką pasėdėti. Tai nuo šito gal ir atėjo toksai mažų dalykų vertinimas ir kažkaip priėmimas tų didelių dalykų per kitą perspektyvą, kad viskas bus gerai. Tai ta frazė, kaip ir sakau, dar medžioja, nes viskas bus gerai, vienaip ar kitaip, tai praeis, tai išsispręs, o kaip išsispręs, tai jau nelabai nuo manęs priklauso, aš dalyvausiu tam kažkokiam dalykė, bet padarysiu viską, ką galiu, bet tas rezultatas, tai koks bus, toks bus, tiesiog reiks jį priimti. O ši patirtis kažkaip pakeitė tave pačią, kas tu esi? Jo, manau, nes tikrai labai subrendau per šitą patirtį. Ir kuomet ir grįžimas po ligos buvo į draugų ratą, tai toks kitoks jauties. Jiems svarbiau ten vienokie dalykai, man svarbiau gal tie paprastesni tokie dalykai. Tai
toks tu pamatai iš labai arti mirtį, ką ne kiekvienas žmogus per savo gyvenimą gali pamatyti, tokiam amžiui ypač. Tai tu kitaip ir galvoji apie tai ir supranti tai, nes, sakau, kai išeina tavo geriausia draugė palatos iš gyvenimo, tai, sunku, tikrai nelengva ir iki pat šios minutės atsimenu ir tikiuosi, kad viskas gerai jai danguje ir jinai mane girdi ir, liūdna. Va tokiais momentais tikrai labai labai sunku ir užjaučiu tave už netekti draugės. Ir, kaip tu sakai, ta akistata su mirtingumu, kokie dalykai nublanksta? Kas lieka svarbu? Lieka svarbus tas momentas. Dabar šitą minutę, kur mes ir esam. Tai tu labiausiai ir tą vertini, nes tada, taip sakant, nei tu yra pažadėtas rytojus, o praeitis jau viskas, jau praeityje lieka. Tai tu turi, ką tu turi dabar. Tai ir šią akimirką. Jo, tai to šioje akimirko ir būdavo visados, mama, draugai per telefoną dažniausiai. Labiau vertini tą tokią, čia ir dabar akimirką, kur aš esu, kad aš esu ir tiesiog. Ar yra kažkokie dalykai, kuriuos tu įvertintum, kad per šią patirtį atradai, o kažką praradai? Taip, praradau savo sporto karjerą, čia faktas yra, nes taip niekada ir nebegrįžau į tą krepšinį. Tai tikrai dar studijų pradžioje labai dar griaužiaus, bet kadangi per savo tokią sugadintą galvą, kaip galiu pasakyti, taip labai išsireiškiant, susigadinau savo ir sveikatą per tą prastą mitybą ir tą nežmogišką tiesiog studijų ritmą, nes labai norėjau, jau sakiau, eisiu į universitetą, eisiu žaisti krepšinį. Ir taip nebuvo, kad kažkas mane labai skatintų ten, žinai, bet ir sveikata neleido ir nebuvo tai ir aš taip kažkaip negrįžau. Tai ką praradau, tai tikrai šitą ir daug metų tikrai dėl to verkiau ir skaudėjo ir buvo sunku ir pavydėjau ir toms merginoms, kurios vis dar iki pat žaidžia ir su jom kartais pasimatom, pasilabinam. Bet atradau tai per kitą prizmę fizinį aktyvumą. Tai tą momento šios akimirkos supratimą, gerbimą ir tokį vertinimą ir aplinkinių žmonių, kurie yra. Tikrai nėra lengva tai vertinti ir tas ligos šešėlis ir primena, kad ko tu čia pergyveni. Tu 2 kartus įveikiai vėžį ir tu čia dabar pergyveni dėl kažkokio atsiskaitimo ar dar kažko. Toks geras reality checkas, kad palauk, aš vėžį išgyvenau 2 kartus, o dabar čia parinos, kad kažkur vėluoju ar atsiskaitimas ar dar kažkas. Ir tada nublanksta tie tokie smulkmeniški dalykai. Ir savo magistre rašė apie potrauminį augimą. Gal gali trumpai keliais žodžiais pristatyti, kas tai yra ir kiek tai atsispindėjo tavo pačios patirtyje? Tai trumpai sakant, savais žodžiais, tai kaip traumuojanti patirtis gali išsivystyti į kažką gerą. Tai visas mūsų tas projektas ir yra apie tą metamorfozę, apie tą išsivystymą. Tikrai mano tyrime vienas iš esminių punktų ir buvo tai, kuris labiausiai išryškėjo, kad tiesiog paaugliai, jie priima taip, kaip yra. Ir vieno vaikinuko citatą visur cituoju jau, kad tai blogas startas, bet gera pabaiga. Tiesiog. Tai taip pat ir yra. Ta onkologinė liga, jinai tikrai yra labai sunkus ir blogas gyvenimo startas, šiuo atveju paauglystė, vaikystė ar ne, bet paskui tu finišuoji ir tu lėki toliau ir tai išsivysto į kažką gero. Tie visi paaugliai, su kuriais kalbėjau, jie ima iš gyvenimo, kiek išeina. Vieniems sunkiau, kitiems lengviau, bet aš manau, kad tiems, kuriems ir dabar yra sunkiau, jie po truputį galbūt sėdės taip, kaip mes ir dalinsis po kažkiek metų, kaip jie dabar užaugo ir kaip jiem dabar gerai. Tai aš labai tikiuosi, kad taip ir vyks. Tai jo. Ir dar man kažkaip norisi dadėti, kad ta metamorfozė atrodo net biologijoje, ta drugelio metamorfozė, kad jis būna vikšru, po to skirtingos stadijos ir jis tampa drugeliu. Ir atrodo objektyviai, tu negali pasakyti, kad drugelis geriau nei vikšras. Tai tiesiog kitokia forma buvimo, būsenos. Panašiai yra su liga, kad yra vienokia buvimo forma, remisijai, pasveikime jau yra kitokia forma, tiek fizinė prasme, tiek mentalinė prasme, kaip tu jautiesi,
kaip tu patiri pasaulį ir tikiu, kad kažkam mūsų klausantis atrodo, kad va, jos išgyveno ir viskas gerai. Ir man taip noris pasakyti bent nuo savęs, kad nėra taip ir kad būna visokių dienų ir bent man asmeniškai reikia kasdien savo priminti, kokių baimių nesinešioti, kad, vat, kaip tu minėjai, tą dabarties momentą užfiksuoti, priminti, nes išsigąsti ir ta baimė jinai labai lengvai gali ateiti, o tą ramybę, balansą, pasitikėjimą vat, kažkuo aukščiau, Dievu, likimu, čia reikia tą jau savo priminti ir toksai įprotis net gal kaip nežinau, kaip tau tai skamba. Aš labai pritariu tau, kad tu turi priminti savo per pozityvę prizmę, nes jeigu tu savo priminsi per kažkokį negatyvą, aš sirgau vėžiu, čia man sužalojo visą kūną, vis tiek tai kažkokį pėdsaką mumyse palieka, norim mes to ar nenorim, tokia ta liga yra, ar ne. Ir kaip kiti žmonės nori greičiau pamiršti viską, tu nepamirši savo gyvenimo istorijos, tai tiesiog yra. Tai tiesiog yra ir viskas. Tai tą priminti per pozityvę savo pusę ir tikrai, kaip ir sakiau anksčiau, tai yra tiesiog projektas gyvenimo, kad tu išgyvenai tokią patirtį, vieniem kitokios skaudžios patirtis gyvenime, mums teko tokia ar ne, bet kiekvienas mes gyvenime kažką turim tokio, kas kažkiek galbūt ir subrandina ir skaudina, bet visur įvyksta ta metamorfozė, kad ir kiekvienas klausantis galbūt turėjo kokį skaudų įvykį gyvenime, bet viską praėjo. Tai yra, tai kažkokiais būdais ateina į galvą, kažkokie prisiminimai, bet tu išgyveni, tai ir žmogus yra stiprus, ir žmogaus kūnas linkęs yra adaptuotis, prisitaikyti, tai tu ir varai, ir stengias išbūti, ir save gerinti, ir šią akimirką naudotis, ir kad tai būtų kuo geriau. Ir va tavo žodžiai man priminė tokio vokiečio knygą, kuris parašė savo istorijų, jis irgi sirgo vėžiu, jam buvo likusios 5 dienos gyventi, kur atėjo jau jo artimieji su juo atsisveikinti, bet jisai staiga pasveiko ir iki šiol gyvas ir sveikas. Ir man labai patiko jo mintis, kuris pasidalino, kad mes tikrai nepasirenkam, kas mums nutinka. Ir mes nenorim galbūt tokių sunkių patirčių ir tai gali būti ir liga, ir netektis, ir finansiniai sunkumai, daug įvairių patirčių. Bet galiausiai mes esam tie, kurie pasirenkame, kaip mes tą įprasminam. Kokį mes prasmę tam suteikiam, kaip mes tai vertinam ir kur tai po to mus nuveda. Tai man atrodo, kad tikrai mes neturim daug galios gal pasirinkti, kad mums tai nutiko, bet mes kažkiek galios turim nuspręsti, kaip mes tą apipavidalinsim, kokį šitam paveikslui rėmelį nupirksim, jeigu mūsų patirtis būtų kaip paveikslas. Tai jo kažkaip noris kartais įgalinti, nepamiršti to, kad mes turim galios nuspręsti, kaip įprasminti. Ir dabar norisi pereiti į tą kitą etapą, tai yra, kai išgirdai, kad esi remisijoje, kaip atsimeni tą momentą, akimirką, kaip atrodo grįžimas į kasdienį gyvenimą, kaip gyvenimas atrodo po. Tai kaip ir su pirmu gydymu, taip ir su antru aš turėjau tikslą. Tai pirmam gydymui, kaip ir minėjau, iki gimtadienio pasveikti, antram jau atkritimo visam etape pasakiau savo, kad pasveiksiu iki rugsėjo 1. Tai taip ir gavos, kad paskutinę rugpjūčio dieną mane išleido namo ir aš ant kito ryto jau ėjau į rugsėjo 1. Tai iš transplantacijos skyriaus tiesiai, taip sakant, į mokyklą. Bet tikslas pasiektas. Jo, ir tikslas pasiektas. Tai jo, tai buvo, net nežinau, kažkaip nebuvo to, neatsimenu to momento konkretaus, kad pasakė remisija, aš kažkaip jaučiau, žinojau, supratau, kad dabar man ta transplantacija kaulų čiulpų įvyks, ta megachemija ir po to laiko man nebereiks gydytis ir viskas bus. Tai bus paskutinis to intensyvaus gydymo etapas. Tai tokio intensyvaus gydymo ir buvo paskutinis etapas. Tai net nežinau, buvo kažkaip natūralu, kaip sakau, kaip save užprogramavau, tai taip ir buvo ir nebuvo kažkokios didelės nuostabos, kad ten jums remisija ir mes
Tiesiog, įvyko tai, įveikiau tą ligą. Aišku, po to sekė begalės pasitikrinimų visokių, tai tas remisijos laikotarpis, aš sakyčiau, ateina ne kad su intensyvaus gydymo pabaiga, bet su 5 metų patikros pabaiga, aš sakyčiau tai, nes 5 metus po gydymo, šiaip kiekvienai lygai kitokį protokolą kažkokį skiria, bet kai tu nuolat važiuoji tenai tikrintis, tu nesijauti dar pasveikęs šiaip. Kiekvieną kartą tu važiuojant, tu prisimeni tai, stengiasi įsivaizduoti, kad viskas bus gerai po tų tyrimų, bet tikrai nėra tai, kad tu baigiai tą gydymą intensyvų ir kad tu jau remisiu ir kad tau viskas gerai, nes kaip ir man ir nutiko, kad po kažkiek laiko tai viena komplikacija gydymo, tai su to virškinimu, tai su plaučiais, tai ir psichologiniai visokie dalykai. Ir po tų vaistų poveikis, kol išeina kūnas, jisai stengiasi gydyti, bet jam reikia laiko. Tai kai tu nustoji važinėtis į ligoninę tikrintis, aš sakyčiau, čia yra ta tikroji remisija, nes tu jau esi nuo jos nepriklausomas ir tai tu priklausai jau nuo savęs. Ar tu skiri norą nuvažiuoti pasitikrinti ir ar tu manai, kad tau reikia, ar manai, kad tau nereikia ir tu varai į gyvenimą. Tai ta remisija tokia ir įvyko, kad atėjau į mokyklą ir pradėjau vėl iš naujo viską gyventi. Tai plika galva ir draugai džiaugiasi, visi buvo aišku nustebę. Nes tikrai ne kiekvieną dieną pamatysi merginą plika galva, ypač dar tais laikais galiu sakyti, nes dabar tai visi kaip mes norim, taip save išreiškiam, tai gatvėje galiu sutikti įvairiai merginų plaukų šukuosenų, bet tada tai nebuvo labai dar populiaru ir reta, tai visokių žvilgsnių susilaukdavau ir sakau, ta remisija atėjo galbūt čia ir ne per seniausiai, kai tie 5 metai praėjo, tai sakyčiau dabar kažkur 3 metai, kai neskiriu labai didelio laiko patikrinimams, vieną kartą nuvažiuoju, pakalbu, bet kai tai baigėsi, tai sakyčiau, tai ir vyksta. Atrodo, reikia, kad ir kūnui ir protui įvyktų tokia remisija, kad jau suprastų, kad tai praeitis, tai nebėra dabartis ir kad nurimtų viskas. O kas tau labiausiai padėjo stiprėti ir sveikti, rasti motyvacijos? Girdėjau, kad sakai, tas tikslas, jis mane net irgi įkvėpė, kad galvoju, aš irgi noriu nusistatyti, tiesiog užprogramuoti save, kad taip, tada ir viskas, ir gal net turėti konkrečią datą. Jo. Ar buvo dar kažkas, kas tau padėjo eiti per tą kelią? Tai irgi gal kaip minėjau anksčiau, kad mama ir tiesiog buvimas gamtoj, mes labai daug ligoniniai, turėjom bendruomenę ir su kai kuriais iki pat šiol, ypač mamom, mes apsikabinam kaip giminės esam, tiesiog toks neišrišamas ryšys yra kažkoks tos patirtis ir ypač žmonės, kurie susidūrė su onkologija, mes esam kažkokia kitokia bendruomenė, tiesiog mes vieni kitus taip nuoširdžiai suprantam ir atrodo, tu bet kurį gali apsikabinti, kuris susidūrė su tuom, jisai praėjęs kitokį kelią, bet jis gali kažkiek suprasti, kokia tai patirtis yra. Ir tas bendruomenės buvimas, jisai irgi prisideda prie to. Aišku, ne visados yra labai smagu ir gerai klausytis vien tų tokių dejonių, nes mamos tikrai ligoniniai susitikdavusios, jos ir bėdavodavosi, kaip sakau, bėdų turgus. Mano vaikas nevalgo, mano vaikui ten leukocitai nukritę, ten dar kažkas. Bet tu per tą randi kažkokį ryšį ir mes susitikdavom, darydavom rankdarbius, tai man labai tas padėdavo, mes tiesiog atsisėsdavom. Būdavo vis tiek ten dienos stacionaras, vaikų skyriai visiškai kitaip yra negu suaugusių, ten tiesiog mes šeima žiūrėdavom filmus, žaisdavom stalo žaidimus, tikrai kurdavom daug įvairių rankdarbių ir tai kažkaip leisdavo praeiti toms dienoms kažkaip ramiau ir smagiau ir tai kažkaip ir padėdavo įveikti tą ligą ir tos dienos greičiau taip slinkdavo. Tikrai labai prisidėdavo visi žmonės, kurie ateidavo į skyrių, tai irgi siunčiu visiems linkėjimus, kurie tai daro, žmonėm nenustokit tai daryti. Tai
Tai yra be galo svarbu, aišku, šitie dalykai turi porą pusių, kad vieni sako, vaikai išlempa ir labai nori ten tų dovanų, to kito, bet tai tikrai taip yra, esu girdėjęs šitų dalykų. Bet iš kitos pusės tas prablaškimas nuo tų baltų chalatų, kaip galiu įvardinti, tas kitas žmogus iš gatvės atėjęs, labai kažkaip tą dieną nudažo kitom spalvom tiesiog. Nes tikrai per gydymo etapą labai su daug žmonių susipažinau. Ir vat gal ta metamorfozės iš to ir susideda, kad tos pažintys, tie žmonės, tu matai, kiek daug yra atsidavusių žmonių, kurie tiesiog savų norų eina, savo laiką skiria, tiesiog, kad kažkiek tą dieną pagerinti vaikams ligoninį, tai yra tiesiog nuostabus dalykas. Toks dėkingumas, kad labai žmonės supranta, skiria laiko, toksai jo. Jo. Ką norėtum perduoti žmogui, kuris galbūt dabar pereina šį kelią, bet net nebūtinai ligos kelią, o aplamai kažkokią krizę, sunkią patirtį išgyveno, netektį galbūt? Kalbat ir kaip ir čia pokalbis rezimuojasi, ar ne, kad turėti tą tikslą. Tikslas yra labai svarbus, nes mes už jo laikomės gyvenime, ar ne, mes jo siekiam ir kažkaip turim jį mintise, kad mes jį pasieksim anksčiau ar vėliau. Ir kaip ir anksčiau, kaip ir sakiau, keikiau tą frazę, bet tikrai viskas bus gerai. Tikrai reikia labai daug laiko, ypač jeigu kalbame apie onkologiją, tikrai reikia laiko, kad praeitų visas ir vaistų poveikis ir grįžtum į savo kūną, į savo mintis, kad taptum vėl to vienu žmogum, o ne kūnu ir mintimis, ar ne, kaip prieš tai sakiau, kad toks įkalintas jauties. Tiesiog aš tikrai nemaniau, kad tiek reikia laiko, kiekvienam yra individualu, bet tiesiog laikytis to tikslo, tikėtis, kad viskas bus gerai ir stengti žiūrėti viską pozityviai. Nes kaip ir po ligos aš užsikabinau už to negatyvo, kad man liga, kokia aš čia vargšė, kaip man blogai yra, kokia aš čia paauglė, nei aš čia graži, nei aš čia draugą turiu, nei aš čia su draugais išeinu kažkur. Tai užsikabinus už negatyvą, tu eisi tik tais žemyn, tik tais žemyn. Bet jeigu tu laikysies kažkokio aukštesnio, geresnio tikslo, pozityvesnio, tai tu ir kilsi į tą tikslą. Tai. Liga yra ir daug įvairių kitų ligų, bet atrodo, kad šita kartais gal visuomeniai tokia suaštrinta, yra ir kitų ligų, ir kur ir gal ir didesnis mirtingumas, bet tiesiog kažkaip jinai tokia apipinta tokio baimės šydų, tokiais visokiais dalykais. Ir ta patirtis tikrai yra kaip ir kitų sunkių išgyvenimų patirtis su visais tais pačiais etapais. Neigimas, šokas, ten susitaikymas ir panašiai. Tai čia toks iš dalies specifinis, bet ir tuo pačiu bendražmogiškas dalykas, nes visi mes tas, vat, kaip tu ir minėjai, irgi metamorfozės patiriam, transformaciją savo gyvenime, didesnės ar mažesnės, bet jos vyksta. Gal dar mintis tokia, kur ir su mama daug kalbėjom, kad ir artimieji, kad ir giminės, kas nebuvo tenai ligoniniai, kas nebuvo šalia, kas neperėjo šitos patirties savo artimoje aplinkoje ar pats asmeniškai, gyvenime jie iki galo ir nesupras mūsų patirčių. Bet mes darom viską, kad mes galėtumėm kuo labiau papasakot, nupasakot tai, kad žmonės nors šiek tiek susidarytų kažkokį vaizdą apie tai ir kad tas vėžys išgyvenamas ir vaikai serga, ir leliukai serga, ir vyresni serga, ir senoliai serga. Visi gali susirgti šią ligą. Ir tiesiog mes turim pasakyti apie tai ir kiek įmanoma labiau perteikti, bet tikrai ta mintis man rodos mamos, galbūt iš kažkur kitur išgirdom, kad jie iki galo nesupras. Tai tikrai yra sunku, nes aišku norėtus tikrai perteikti viską, kad ir tą jausmą kažkokį, bet tikrai žmonės iki galo jiem nelabai kartais išeina, teko su visokiais susidurti su žmonėm, bet aš džiaugiuosi, kad aš galiu čia sėdėti dabar ir kažkiek pasidalinti, tikiuosi, kad tikrai išgirs žmonės ir supras, ir kažkiek jiem išeis to suprast. Ir man dar kažkaip tokia mintis kilo, kad atrodo svarbu susikurti savo santykį su ta liga, su tuo, kas įvyko. Ir man kažkaip
pastaruoju metu tai toksai, kad tai yra kūno simptomas, kuris buvo ir man tai toksai, ką mano kūnas man nori pasakyti, ką jis norėjo man tada pasakyti. Aišku, gal tas yra lengviau padaryti ir net tikslingiau, kai tu sergi ne kaip vaikas, o kaip suaugęs, jaunas suaugęs, bet jo, kad galima labai įvairiai tai žiūrėti. Ir dabar noriu truputį referuoti į Viktorą Franklį, į jo knygą Žmogus ieško prasmės, kur jisai aprašė, kaip Antrojo pasaulinio karo metais pats buvo išsiųstas į koncentracijos stovyklą, kur patyrė skausmą, badą. Ir pacituosiu jį, jis sakė, kad jei gyvenimas apskritai turi prasmę privalo turėti ir kančia. Nes jis manė, kad rašė, kad sunkių patirčių įprasminimas padeda jas ir išgyventi. Kaip tu įprasmintum savo sudėtingas patirtis? Aš kažkaip turiu gyvenime tokį tikslą, kuris toks dabar kažkiek nustumtas yra, kad kada nors galbūt pavyks išleisti knygą apie savo istoriją. Labai gaila yra tai, kad tikrai labai atmintis yra sugadinta ir labai tikrai yra liūdna, kad daug dalykų aš neatsimenu ir chronologijos dalykų neatsimenu, bet tikrai norėtųsi įprasminti kažkaip užrašant savo patirtį. Labai tokia liūdna situacija buvo, kad aš labai daug ligoniniai pildžiau savo telefoną nautsus, užrašus, bet įvyko toks dalykas, kad išsitrynė jie. Bet tikrai buvo labai liūdna, nes ten tikrai buvo tiek daug medžiagos, tiek daug išgyvenimų, kuriuos aš karts nuo karto paskaitydavau, kažkiek paliūdėdavau tame, prisimindavau. Bet aš tai priėmiau kaip tokį, viskas, Andželika, trink tą etapą lauk. Move on. Jo, move on. Tiesiai šviesiai taip, žinok, ir priminiau. Aišku, labai liūdna, nes dabar galvoju, galėčiau įdėti į savo ten užrašus į tą kažkokią knygą, kurią galbūt ateityje pavyks suformuoti. Bet gal taip pat norėčiau prasminti, gal čia labai literaliai pasakiau, labai taip. Tikrai būtų smagu, kad, nes kuo toliau, tuo labiau vis tiek tie prisiminimai jie trinasi lauk, kažkaip atsiranda vis naujų dalykų ir ta onkologinė patirtis, tai blanksta kažkiek, tokius pagrindinius dalykus atsimeni, bet būtų smagu kažkaip įamžinti savo tas mintis išrašyti. Ir mes judam jau po truputį pabaigą, tai liko tokie trumpesni klausimai, tokie gal ir net lengvesni. Jeigu, pavyzdžiui, iš tavo istorijos, visos patirties sukurtų filmą, kokį pavadinimą tu jam duotum? Labai šiaip mąsčiau apie šitą klausimą, bet net sunku pasakyti vieną žodį kažkaip. Keliais gal žodžiais, žinai. Kokios pirmos mintis kyla, jau padarė filmą, tu režisierė, tu turi duoti pavadinimą ir leisti žiūrovam žiūrėti. Gal tokia net užsispyrėlės istorija, net nežinau kažkas, bet man asocijuojasi tai su žodžiu užsispyrimas. Nes vis tiek aš ir užsispyriau ten įveikti iki gimtadienio ligą, įveikti ten iki tos rugsėjo 1-osios ligą, kažkokių mažų tikslų toks įgyvendinimas. Aišku, tai gal neskamba labai kaip onkologinės ligos patirtis, užsispyrėlės filmas, tai gal kažkaip juokingiau skamba, bet tas užsispyrimas, tikslo siekimas, gal iš tokių žodžių dėtųsi tas pavadinimas. Ir kaip keliais žodžiais pabaigtum šiuos sakinius? Tai aš paskaitysiu, o tu pabaig. Jei nebūčiau susidūrusi su ligos patirtimi, niekada nebūčiau supratusi? Kad galima, net nepasirenkant dėl savo kažkokių veiksmų, paauglystėj, vaikystėj, taip išeiti iš gyvenimo. Galbūt to nebūčiau gyvenime supratus, kol pati nesusidūriau. Išeiti iš gyvenimo, tai turiu omeny tiesiog nuo tos kasdienės rutinos? Tiesiog literaliai numirt. Tiesiog išeiti tokiu būdu iš gyvenimo ir ypač tų vaikiukų, leliukų, kur atrodo, ką tik prasidėjo jų gyvenimas, bet jie tikriausiai savo gyvenime padarė kažkokį tikslą ir iš jo išėjo. Tai su šito dalyku buvo sunkiausia
taikyti galbūt ir suprasti. Ir iki pačios dienos kyla tie klausimai, kodėl tokiems mažiukams ir vaikiukams ir paaugliukams Ir kad taip aplamai įvyksta. Taip. tos mes mirties, negalim sukontroliuoti, niekada nežinom ir kad ypač kai esam vaikai, paaugliai atrodo, kad čia seniorų reikalas, o gyvenimas parodo kitaip. Ja. Toliau, iš šios patirties su savimi išsinešu? Stiprybė. Ta tikriausiai tą patį užsispyrimą, tą priminimą savo, kad aš įveikiau 2 kartus vėžį ir tas ir išsinešu tai, kad aš esu stipri. Dabar tokia mintis kilo, kad į CV įsirašytas. Tai Labai gera mintis. Įspūdį daro. Taip. Šiandien gyvenime labiausiai dėkinga esu už... Nežinau, ar kada nors tai gyvenime pasakysiu, nes tikrai labai sudėtinga ta tema, bet tikriausiai už gyvybę, kad ir kaip gyvenime teko atkapstytis ir kaip dar gyvenime galbūt teks gyventi ir kažkokie etapai dar laukia, bet dėkinga už tą gyvybę, kad esu čia ir galiu dalintis. Ir paskutinis, svarbiausia, ką kitiems norėčiau perduoti iš savo istorijos yra... Nepasiduot, tiesiog nepasiduot, nes tikrai galvojau, kad mano gyvenimas suksis apie krepšinį, apie sportą, apie visą profesionalumą, bet kad ir kaip tas gyvenimas mūsų susiklosto, susivyksto, kaip kad kalbėjom, kad vieną prarandi, bet kitą atrandi ir dar vadovaujaus tą taisyklę, jeigu vienos duris užsidarė, atsidarys kitos tiesiog ir galbūt reiks tam laiko, bet taip. Jo. Tai ačiū labai tau, man vien tavęs klausant jau tokio įkvėpimo, užsispyrimo atsirado. Ir tikrai, jeigu kinuose atsirastų knyga ar filmas Užsispyrėlės kelionė, ar kaip tu sakai, Užsispyrėlės kelionė, pirkčiau, žiūrėčiau ir kitiems siūlyčiau. Tai labai ačiū už interviu. Ačiū tau.